Wi-Fi valdoma kamera iš IMAU Cruiser 2 5 megapikselių raiškos. Pakalbėsim apie šią naujausią kamerą, pabandysim ją prisijungti iš karto prie programėlės, susimontuoti ir viską apie ją parodyti jums šiame video siužete. Kompresavimas yra naujausios kartos, valdymas iš šonus į viršų, turi naktinį išmanų pašvietimą, turi ir sekimo funkciją, bando atskirti žmogų mašiną nuo įprasto judėjimo, galima per kamerą kalbėti, galima girdėti, galima aktyvuoti sireną, o programėlė telefono nieko nekainuoja. Šis modelis yra naujausios kartos, žymimas tokiu melsvu ženkliuku, jo darbo algoritmas yra naujausios kartos. Taip kad gavom šiek tiek mes siuntos ant švenčių. Kol kas mes jų turim pakankamai, bet šis kiekis greit tirpsta, o mes einam, pakuosim šią kamerą. Išsipakuojam dabar kamerą. Šiek tiek man pagelbės kolega, nes su viena ranka filmuoti yra nepatogu. Komplektacijoje turime tokią kamerytę. Atrodo gan kompaktiškai. Maitinimas jos yra 12 voltų. Komplektacijoje bus ir blokelis. Taip pat šitą kamerą gali dirbti ir per internetinį kabelį, kas be abejo yra ženkliai geriau negu bevėlis ryšys. Stabilesnis, greitesnis būna signalas. Laido ilgis yra apie 3–3,5 metro. Jungiame į rozetę, liaudiškai tariant, ir kitą galą jungiame į lizdelį. Jeigu naudojame internetinį kabelį, tai mes naudokime šiuos sandariklius. Jeigu nenaudojate, surinkite šią visą puzlę ir čia bus sandaros uždarimas šiai jungčiai. Saugokit šią jungtį nuo vandens patekimo. Palyginimui, dar mes matome čia jo garsiakalbį, sireną. Mikrofonas čia yra viršui. Palyginimui senoji kamera buvo tokio dydžio. Dabar jinai pamažėjo, nebijokit, kad trumpesnis yra antenos, Wi-Fi signalo to pilnai užtenka, paskui kamera šiek tiek mažėjo ir dabar jinai yra tokio dydžio, itin kompaktiška ir net, sakyčiau, netgi simpatiška, tokia dviem akytėms. Taigi, komplektacija tokia yra, šablonas, visi kiti popieriai čia yra niekam neįdomus, instrukciją skaito tik tais, kam nepasiseka iš pirmo karto paleis kameros. Pirmiausia, dabar įsidėsime atminties kortelę į šią kamerą. Viršuje yra varžteliai, taip pat viršuje mes matome ir knopkytę reset atlikti, jeigu reikėtų kamerą nuresetinti. Išsiemam dangtelį, įstatom kortelę, yra nupieštas kortelės įkirpimo vieta. Tai būtina kortelę laikyti taip, kaip nupiešta čia, tai kirpimas mūsų yra gaunasi kairėje pusėje, tai taip kortelė ir įsistato. Dabar mes kamerą pasijungsime, tada mes pasimsime telefoną ir prisidėsim šią kamerą. Kamerą įjungus pradės mirksėti viršuje žalia graži lempytė. Parsisiunčiam nemokamą programėlę IMAU Live. Viršuje bus pliusiukas, spaudžiam pliusiuką, skanuojam QR kodą šios kameros. Kodukas yra viršuje, nusiskanuojam, susikursim naują paskyrą. Beje, parsisiuntus programėlę, pirmiausia, susikūrėt savo paskyrą, kad turėtumėt savo prisijungimą prie šito viso savo akaunto. Privalo būti 2,4 GHz dažnis, negali būti 5 GHz Wi-Fi. Ir to mes tą kamerytę prisijungsime. Viską atlikus teisingai, pradės eiti laikas, jungiasi kamera su serveriu, tam, kad jums kamerą pridėti prie programėlės. Bam, kamerytę mes turime, galim persivadinti kamerą
taip, kaip mums patinka, pavyzdžiui, namai, kaimas, sodas, tvartas, nežinau, kas nori, darbas, kaip jums patogu, tai bus paskui smagiau matyti, kai gausit pranešimą iš kameros, kad fiksuojamas yra judėjimas. Pradžiai siūlo išbandyti nemokamą cloudą, tai yra nuotolinis serveris gamintojo. Mėnesį laiko galite kaupti įrašus pas jį, paskui reikės mokėti pinigėlius, nes už dyką nieko nebūna. Nu, va štai mes turime vaizdą, viskas jau veikia, einam kabinti kamerą į lauką ir žiūrėsim, kaip čia viskas yra realiom lauko sąlygom. Kaip tik lauke dabar yra tamsu, nėra sniego, šlapia, viskas prastos sąlygos, pats tas. Keliaukime į lauką.